Bet iš tikrųjų, prieš pradedant kalbėti apie MiCA reglamentą, aš labai norėčiau pradžiai įvesti visus šiek tiek į kontekstą, kodėl iš vis eina kalba apie kripto turto reguliavimą ir kas tai iš tikrųjų yra ir kodėl tas MiCA reglamentas iš viso atsirado. Tai iš esmės aš pradėsiu nuo to, kad greičiausiai visi žino pirmąjį viešai pasirodžiusi kripto turtą, tai yra Bitcoiną, kuris pasirodė 2009 metais. Nuo 2009 metų iki 2015 metų, per 6 metus, kripto rinka sulaukė nei daug nei mažai 3 milijardų investicijų visame pasaulyje. Tuo tarpu nuo 2015 iki 2021 metų tos investicijos į kripto turtą išaugo nuo 3 milijardų iki 3 trilijonų dolerių. Tai per 6 metus nei daug nei mažai, bet apie 99 000% padidėjo ta rinka. Jeigu mes norėtume tos 3 trilijonus pabandyti kažkaip tai palyginti su kažkokiu apčiuopiamu skaičiu, tai lyginant su šalių BVP, kripto turto rinkų vertė būtų prilyginta 5. vietai pasaulyje, lenkiant tokias šalis kaip Indija, Prancūzija, Jungtinė karalystė ir visas likusias 190. Tai iš esmės, koks pagrindinis dalykas, ką sprendžia MiCA reglamentas tokio nesustabdomo rinkos augimo kontekste? Tai jisai iš principo reikia suprasti, koks tai yra instrumentas, kaip yra įgyvendinamas tas reguliavimas. Tai MiCA yra reglamentas, vadinasi, jo įgyvendinimas kiekvienoje ES šalyje yra tiesioginis, jo papildomai kažkaip tai ypatingai dieginėti nereikia, jisai tiesiog iš karto gali būti pritaikomas. Toks reguliavimo suvienodinimas visoje ES iš esmės užtikrina kelis dalykus, bet pagrindinis dalykas būtų tai įstatymų vienodumas, tai kas pritraukia iš esmės investicijas į šitą industriją, dėl to, kad paslaugų teikėjai ar emitentai visą laiką gali žinoti, kad visose ES šalyse bus taikomi tie patys reikalavimai. Ir tuo pačiu yra užkertamas kelias teisiniam arbitražui arba kitaip tai galimybei išnaudoti skirtingose šalyse esančiomis teisinėmis spragomis.